paprasčiausiai Žemės visa erdvė yra tokia, kad sustatyt taip matricą Žemės, kad būtent galėtų gyvent ateities vat žmogus. Reiškia, turi būti dėl tos tolerancijos vadinamojo, kad mes išmoktume priimti žmogų toks, koks yra. Ne, čia nėra nieko bendro su lytim ten, visais tais LGBT dalykais. Čia yra, nes kaip kitaip žmonėm parodyti, kai tau šlykščiausią dalyką, nu kaip pasakyti, jeigu tu normalios orientacijos, vat, kaip pasakyti, ne tai, kad tu normalus ar nenormalus, bet įprastinės, kaip mum priimtinos tokios orientacijos žmogus ir tau primeta tokį, kaip atrodo, protų sunkiai suvokiamą dalyką, kai sako, ne dvi lytys, o yra ten 74 ar dar ten kažkiek. Ir tu net nesuvoki, kaip galima apibrėžti tą lytį, nu, paprastai, nes lytis tai apibrėžiama dauginimuose, kaip pasakyti, pirminis faktorius, o ten kaip tu daugintis gali, ten būdamas stulpu, pavyzdžiui, ar ten, nežinau, ar dirbtinis intelektas, aš dabar vat pasiskelbiu ir kaip tu dauginsis tada klausimas. Tai čia iš paprastos fiziologijos sunkiai suvokiama, bet mums duota kaip programa, kad mums sunkiausiai priimtinas dalykas primetamas kaip atidaromas Overtono langas, kad maždaug gali būti ir taip. Kaip tu ten jau viduj tvarkysi su savim? Ar tau tai svarbu ir tu ten nesutinku ir trypsi ten, kaip sakyti, ir spiriosis? Ar tu sakysi, nu gerai, tegu būna ten, kaip ten būna, nesvarbu, nu gerai, jis toks, tegu jis ten būna, jeigu jam patinka. Ir gyveni savo gyvenimą. Tai vat matrica yra va dabartinė tokia, kad daugelį dalykų, kaip ir atrodo, laužo žmonės. Lygiai taip pat su pandemija. Labai geras patikrinimas buvo žmonių, kai žmonės sakydavo, sako, aš vat pasiskiepiau dėl to, kad darbą prarasiu. Ir visata tiesiog paprastas klausimas, ten visiškai nesvarbu visatai. Kaip pasakyt, tavo šis gyvenimas, jinai žiūri, kaip tavo sielą išsaugot ir kad tavo siela tobulėtų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tau duoda sunkumą ir kaip tu jį reaguoji. Ar tu nulenkęs galvą ir gerai, eisiu, padarysiu ir visa kita. Jeigu tai tavo įsitikinimas ir tu tiki, kad tai gerai, tai viskas tada irgi gerai. Bet jeigu buvo blogiau, iš tikrųjų visatos atžvilgiu, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nesutinka, bet visiems daro. Jeigu tau grėsmė jau gyvybei, kai tau sako šautuvas į smilkinį statytas, tada taip. Tai yra jau agresija, kuri pažeidžia tavo valią. Bet jeigu tu, kad nepavalgysi ir ten ar mažiau turėsi, ir, kaip pasakyti, išjungi savo kūrybiškumą, kad tu, pavyzdžiui, praradau darbą, bet aš atsidaro man kita galimybė, aš gal galiu kažką kitą daryti, bet aš visiems nepažeisiu savo valios ir, kaip sakyti, nesulaužysit jūs manęs. Tai va čia buvo pirminis tas toksai valios patikrinimas, kiek kas turi valios. Ir antras ėjo iš karto tikrinimas žmogaus per širdies būtent irgi va tą čakrą, kiek tu priėmi. Nes pas žmonės buvo masinis toksai pasiskirstimas, aš ten, jeigu nu, ten padariau tai reiškia ten, o jeigu tu nedarai, tai tu ne mano draugas, tu ne mano šeima. Atsiskyrimai, tokie išsidraskymai, kad protų sunkiai suvokiami dalykai darėsi. Tai čia yra visatos, va, kaip paprasti patikra, va, egzaminai, mes jų neišlaikom. Žmonija, trumpai tariant, neišlaiko egzaminų vieną po kito. Tai dabar yra, kaip sakyti, ten buvo pavieniai egzaminai. Dabar 2 metai bus ištisinė egzaminų sesija. Kaip sakau, kas mėnesį po tokio egzamino neblogą turėsim. Biški duos vieną kitą mėnesį atsikvėpti, o paskui vėl egzaminas po egzamino. Ir kaip mes reaguosim. Tai vat, kaip svarbiausia turbūt, nepulti iš karto kažką bėgsiu, darysiu, griebsiu ir ten ne. Atsitraukiam, žiūrim iš šalies, kiek tai mums svarbu, kiek tai mums asmeniškai liečia ir
ramiai kitąkart užtenka išlaukti, nereaguojant, emocijos, kad nesusikeltų svarbiausia. O kitąkart turim imtis veiksmų, bet kaip suaugę žmonės. Tai vėlgi emocijos padedam į stalčiuką, paskiau ten paverksiu, paskiau pareaguosiu, paskiau papyksiu, paskiau ten